Nu, bičiuliai, žiūrėkit, kokia daili Corolla, neturėjus jokių eismo įvykių. Tuoj viską supasakosiu. Būtinai paspauskite sekti mūsų socialinius tinklus, važiuojam Autobrokeris Facebooką, Instagramą, TikToką, kaip sakant, kas kur žiūrit, kam kur patogiau. Tam, kad kai gauname gerus variantus, nepraleistumėt jų, spėtumėt pamatyti pirmi ir jeigu, kaip sakant, domina ir patinka, įsigyti. O visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje. Užeikit, reguliariai atnaujinama, gauname, sufilmuoju ir iš karto įkeliu, kad visi, kaip sakant, matytumėt. Na, o dabar, bičiuliai, einam prie temos. Tai Toyota Corolla 21 metų, 1,2 litro, 85 kW benziniukas. Benziniukas su nedideliu prabėgu, su vasariniam padangom priedo. Tokia, žodžiu, Corolikė, universalas, dailus kebuliukas, viską. Turi distroniką, susidūrimo prevenciją, atstumo palaikymą, turi parktronikus priekyje gale. Taip, turi vaizdo kamerą irgi. Užeikim į vidų. Medžiaginis. Štai toks tamsiai pilkos spalvos į juodumą, sakykime, ne? Saloniukas. Taip, čia viskas irgi gerai. Sėdynė vairuotoja nesuplyšusi, nesudriskusi. Keleivio irgi viskas tvarkoj. Turi juodas lubas. Taip, turi multimediją, visi bairiai ant multimedijos. Navigacija, aišku, kondicionierius, klimas kontrolė, šildomos sėdynės, priekinės, mechaniukas 6 pavarų, autoholdas, važiavimo režimai. Taip, toliau ką turim? Turim automatinės ilgas šviesas, šildomą vairą, šildomą priekinį stiklą, bet kaip matau, tai valytuvai čia tik tais šildys. Vairiukas pilnai multifunkcinis, linijų palaikymas, distroniko valdymas, kliūties fiksavimas. Žiūrėkit, bičiuliai, 5,7 litriuko vidutinės kuro sąnaudos. Ir saulėkim, jeigu taip važiuojant 100 km/h greičiu, 6 pavara, su 1,2 litro benzinu, 2000 apsukų, bičiuliai. Tai realiai čia 5,7, tai bus, kai važiuosit kokiu taip, nu, sakykim, 115 iki 120. Tai va bus tokios sąnaudos, o jeigu važiuosit 100, tai 5 litrų, nedaugiau benziniuko. Rida šito automobilio, kaip matot, 135 000, turi taip pat ženklų atpažinimą, pilnai ledinis skidelis, kaip matot. Tai va tokia Corolikė, žodžiu, jūsų dėmesiui. Prasivažiavau, viskas čiki-piki, pasidariau diagnostiką, jokių aktyvių klaidų, jokių nieko, po kapotu viskas sausa, kaip priklauso. Šito automobiliuko kaina būtų 13 200 eurų, kaip už 21 metus ir 135 000 ridos ir, kaip sakant, netuščia komplektacija, tai manau tikrai kaina viskas tvarkoj. Domina, skambinkit, rašykit, kontaktai virš galvos kaip visada, važiuojam Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba skambinkite nurodytų telefono numerių, kas tingite rašyti. Viską susitarsim, atvažiuosit į vietą Vyšnių gatvė 2 Lukšiai Šiaulių rajone, apsižiūrėsit, pasivažiuosit, prasibandysit ir jeigu viskas tiks ir patiks, įsigysite šitą automobilį. Galimas finansavimas ir šitam ir visiems absoliučiai mūsų parduodamiem automobiliam, 4,5% metinės palūkanos, jokių riborų, jokių nesąmonių, jūs savininkas, ne bankas, jokių ataskaitų, kaip sakant, norint parduoti ar panašiai, jokių leidimų gauti nereikia, darot su automobiliu tai, ką norit. Tai va, tokios būtų, kaip sakant, tokelės. Jeigu domina toks variantas, lauksime jūsų susisiekiant. Ačiū ir iki greito, turiu dar 2 automobilius.